ateina greitai. Įspėjimas pranašystės apie karo eskalaciją su masyviu bombardavimu nuo Izraelio. Birželio 21 diena, 2024 metai. Taigi palaiminti žmonės, viešpats visagalis, Jehova Elohim, jis prakalbo su manim, palaiminti žmonės. Viešpats visagalis prakalbo su savo tarnais šią praėjusią naktį. Ir viešpats vėl paėmė mane į Izraelį ir parodė man daugybę žmonių, kurie bėgo, kurie pabėgo ir jie paėmė prieglobstį dėl karo, kuris ateina. Ir tuomet dideli sprogimai prasidėjo. Dideli bombardavimai prasidėjo, be sustojimo, bombardavimai. Bombardavimai pradėjo iš lėktuvų ir buvo bombardavimas, ir bombardavimas, ir bombardavimas, ir bombardavimas. Ir šį kartą, kai bombardavo, buvo didelė šviesa. Ir žemė išeidinėjo dulkės, ir žemė išeidinėjo, kai vyko bombardavimas, žemė ten, kur bomba smogdavo, išeidinėdavo. Ir labai rimtas karas, kuris ateina į Izraelį, labai rimtas karas. Jis ateina į Izraelį, labai rimtas karas. Jis ateina įvykti vidurio rytuose. Ir galiu matyti aiškiai, kad žmonės yra perpildyti tose prieglobsčių namuose, netgi jie įsirikiaja, kad pasinaudoti tualetu. Ir viešpats taip pat privertė mane įsirikiuoti su jais eilėje, eiti pasinaudoti tualetu. Ir sako, pasinaudokite kaip tualeto, ten yra mažiau žmonių kitoje eilėje. Ir taip pat jiems sako, netgi Dievo sandoro žmonėms netgi suteikiamas maistas. Labai rimtas metas, kai viešpats kalba be sustojimo apie Izraelį, apie šitą baisų karą, kuris tuoj kils tarp Izraelio ir Libano. Ir tuomet jūs žinote, kad tas karas bus eskaluosis, nes mačiau kitą to karo pusę, kai jisai persikėlė ir įžengė Iraną. Bus rimtas karas. Taigi labai tai apibrėžiantis momentas Izraelio tautai. Tai yra egzistencinė grėsmė. Bet mes žinome, kad pagaliau Izraelis privalo laimėti šitą karą. Izraelis nugalės, nes Kristus sugrįž ir viešpataus ant Dovydo sosto Jeruzalėje. Ir Kristus privalo pakelti savo šventyklą tiksliai toje vietoje, kur Abraomas aukojo Izaoką ant to akmens, ant šventyklos kalno. Taigi mes labai gerai žinome, kad Danieliaus 2, eilutės 44 ir 45 privalo būti išpildytos. Kad Dievo karalystė, visagalio Dievo karalystė privalo būti įtvirtinta. Taigi viešpats privalo tęsti šitą karą iki tol, kol Izraelis laimės. Bet kol kas viešpats prakalbo šią naktį apie rimtą karą, kuris ateina į Izraelį. Matau bombardavimą ir bombardavimą ir bombardavimą ir bombardavimą. Ir be sustojimo bombardavimą. Tai reiškia, kad Izraelis totaliai sulygins Libaną su žeme. Totaliai sulygins. Labai rimtas karas, kuris ateina į vidurio rytus, įtraukiantis Izraelį, ateinantis į Izraelį. Jokūbo vaikai, Dievo visagalio sandoro žmonės. Aš matau juos savo prieglobsčio namuose, kurie paėmė prieglobstį. Ir daugybė turi jų būti įsirikiavę toje vietoje. Jie priėmė ten prieglobstį, sako, duona ten yra išduodama jiems. Labai rimtas, svarbus, kritiškas momentas. Aš pats kalbu apie Izraelį ir kodėl tai vyksta, nes Kristus grįžta. Viešpats paėmė Izraelio komfortą, kad jie siektų to, kuris kalba čia, ir kad jie sugebėtų pasikliauti Hašem. Ir pačiu viešpačiu, ne jų draugais, ne Amerika, ne kažkuo, bet pasikliauti pačiu viešpačiu. Prisiminkite 70 Danieliaus savaitę, kuri vis dar laukiama.
Taigi viešpats rodo prieš tautas, kad Kristus grįžta. Tegul bažnyčia priima šitą, laikosi šito pranešimo apie Kristus ateimą, tegul priima labai rimtai šitą įspėjimą, atgailauja, būna šventi ir teisūs ir įžengia į Dievo karalystę, nes paėmimas yra arti. Per paėmimą staiga ateina. Staigas, netikėtai. Turite pasiruošti kiekvieną sekundę, kiekvieną minutę, kad galėtumėte įžengti į šlovę tą dieną. Ir dabar matote, jūs galite matyti. Nuo pat tada, kai viešpats mane atvedė gauti kontaktą su Izraeliu ir lyderiais Izraelio, jūs galite matyti labai aiškiai, kad dabar pokalbis apie Izraelį buvo wrapped up, įsuktas, wrapped up. Viešpats visą laiką kalba apie Izraelį ir kas ateina Dievo viešpatie žmonėms. Tarsi pokalbis persik pasikeitė. Jeigu esate išmintingi užtektinai, kai jūs turite taip, galite tai priimti kaip užuominą, kad paėmimas ateina, kad Kristus grįžta, ir turite pasiruošti. Taigi viešpats kalbėjo šią visą naktį apie bombardavimą. Sako, Jokūbo namai, Dievo sandoro žmonės, jie bėgo ir paėmė prieglobstį kai kuriuose namuose. Ir tose vietose. Tiek daug žmonių įsirikiavę ilgose eilėse Izraelyje. Tai buvo toks nelaimės momentas, kuris ateina į Izraelį. Nelaimės momentas. Kol bombardavimas vyksta. Tai turi būti Libanas. Taigi karas su Libanu tuoj kils. Ir tai bus masyvus karas. Ir jisai eskaluosis į Iraną. Labai rimtas karas. Labai rimtas karas, kuris ateina į Izraelį. Tarp Izraelio ir kaimynų. Ir bombardavimas iš Izraelio yra neįtikėtinas nuo Izraelio. Jie totaliai sulygins. Kristus grįžta. Tie, kurie išmintingi, prašau, klausykite viešpaties balso, būkite teisūs ir šventi, būkite atgimę iš naujo, nusigręžkite nuo nuodėmių. Kristus grįžta. Amen. Paruoškite kelią. Kristus grįžta.